Sveiki. Šiandien mūsų pokalbio tema vadinasi Kitoje mistikos pusėje. Kitoje mistikos pusėje. Nors žodis mistika yra mūsų pavadinime, tačiau vis tiek mes kalbėsime apie energetinės galimybės, apie energetinę žmogaus galią. Ta tema aš kalbu. Ir kituose mūsų pokalbiuose, kituose seminaruose dalinuosi. Būtent ir šį kartą mes eisim tuo pačiu energetiniu keliu, nors ieškosime naujo kelio praeidami, neįeidami į mistiką, nelikdami jos, neįeidami jos tamsą, o ieškodami, būtent pakildami virš jos, praeidami, ką mes joje atrandame. Trumpai kalbant, mistika tai yra filosofija paremta emocijomis, intuicija. Bet mes viską suvokiame protu, analizuojam protu, priimam sprendimus savo protu, ieškom naujų savo galimybių protu. Tačiau mokslininkai, kuri dirbo visą gyvenimą tirdama, mokslo daktarė, kuri tyrė visą gyvenimą smegenų veiklą, sako, aš žinau tik 10% kaip dirba protas. Ką tai reiškia? Iš kur ateina mintis, iš kur tos neuronų jungtys susidaro, kaip jos pranyksta, kaip atsiranda ta senatviniai mūsų nukrypimai, kaip staiga gimsta nauja idėja, naujai atradimai. Nebuvo ir atsirado. Taip, o tas nežinojimas, tas tik 10% panaudojimas, tarsi man sako, kad kiekviena mūsų, kad mes 90% netikėdami mistiką, nemėgdami galbūt jos, kaip ir aš, mes 90% esam mistikos valdžioje, mistikos erdvėje. Ir todėl ją reikėtų suprast, pabandyti bent ją pažinti. Nenueiti tą tamsiąją mistiką. Sakykime, labai dažnai aš ir ne vieną kartą girdžiu, oi, kiek yra čia paralelinių pasaulių. Vienas kūrė teoriją, kad 3, kitas 5, kitas 1, kitas 15. Kiek be išleistų knygų, kiek be būtų pokalbių, visi skaitytų tas knygas. Įdomu, kaip ta paraleliniai pasauliai šalia čia aš esu, o šalia manęs dar yra kypšų ir visokių kitokių dar paralelinių pasaulių, ateivių. Taip. Esmė kokia be būtų, sakykime, ar mes skaitom knygą, ar mes klausom paskaitą, ar mes žiūrim filmą, ar eilėraštį, mums turi būti vienas tas pats tikslas. Ar aš gausiu ką nors vieną žingsnelį veiklai, ar viena mintis bus bent iš tos 100 minčių ar kiek, kuri nukreipta į mano veiklą, į mano gyvenimą, į mano gyvenimo kokybę ir taip toliau, į mano pokytį. Mistika neduoda, mistika tik tave pastveria ir palieka ten ir atima, jeigu 10% išnaudojame galimybių, tai po mistikos 9, 7 ir 0 net. Tai štai pakilkim virš jos, ar ne? Taip. Ieškotojų požiūrių, mistika tai yra tarsi nauja už horizonto. Mūsų matymų laukas baigėsi horizonto linija, bet mes žinom, kad už horizonto dar yra žemė, yra miškas, yra ežeras ir taip toliau. O tai ir toj mūsų pažinimo, tų mūsų protiniai veikloj, tas už to 10% yra dar, ne? Tas tie, kas lemia atsitiktinumus, ten likimai ir taip toliau, yra. Ir va to paieškoti. Sakykime, 18 amžiaus iki pabaigos alchemikai ieškojo flogistono. Jie flogistonų vadino, reiškia, jie skaitė, kad medžiaga, jeigu medžiaga degi medžiaga, tai joje yra tokia substancija, kurią jie vadino flogistonu, kuri sudegant išnyksta, tas flogistonas sudega ir lieka pelenai. Jie ieškojo flogistono ir alchemikai atrado deguonį. O tas ieškojimas buvo prasmingas, nors klaidingas, flogistono nėra. Aš ir vieną knygutę išleidau, nėra flogistono, būtent taip pavadinu, kadangi ir džiaugsmo, taip, turėdamas omeny, kad džiaugsmo tokio kaip nėra, bet jis yra. Flogistono nėra, bet medžiaga degi. Taip.
Ir štai kada aš pradėjau to ieškoti virš to 10% galimybių žmogaus, kada man pačiam iškilo sveikatos problemų. Kada mano seminarų klausytojai, pratybų klausytojai, ar ne, kėlė klausimus, kuriuos sunku buvo paaiškinti, sunku įspręsti, sunku padėti. Ir aš apibendrinau visas problemas ir savo, ir mano klausytojų, mes prarandam energiją. Energijos praradimas lemia sveikatos, nuotaikos, galimybių, tikslo praradimus. Ir štai ieškojimas tos energijos, kad neprarasti energijos, ir nukreipti mintis į ieškojimą, kaip pakrauti, ne? Kaip pakrauti energiją. Yra gamtos energija. Einšteinas daug rašė, gamtos energija, ne? Kantas yra daug kalbėjęs apie tai, ieškoti, ar ne? Taip, aš pakėliau senus užrašus, tą temą, kai pradėjau analizuoti. Ten man teko būti Varšuvos knygų mugėje ir klausyti paskaitą kiniečių mokslininkų filosofo Lao Siunio. Ir aš tai radau grafiką, kurį aš paskui dabar aš įdėjau į mūsų svetainę, mūsų www.3žvaigždutės.lt svetainę. Ir tą skyrelį pavadinau galimybės iš begalybės. Ir būtent tas grafikas, aš jo nenaudojau. Aš jo ne iki galo ir supratau. Pradėdamas analizuoti tą grafiką, paskui Kanto, Bredikio, Alekseičiko, Freudo, seminarų dalyvių patirtimi, visą tą apibendrinau ir sukūriau būtent tas pratybas, energetinės pratybas, kurias pavadinau galimybės iš begalybės. Ne? Kur buvo ieškojimas kelias, ne? Ieškojimo kelias, ne? Tai rat sistema, tai Freudo pasakė, rat sistema. Kad žmogus yra save reguliuojanti, save atstatanti ir save tobulinti sistema, organizmas. Sakykime, beždžionė, meškutė, juk neturi nei vaistinių, nei daktarų nėra, ne? Pritaikyta gyvūnijos pasaulio, pritaikytas organizmas, kaip ir žmogaus, kad jis pats save susireguliuotų be vaistų ir be chemijos. Bet mes apsupti globa, ar ne, visų farmacijos ir taip toliau, mes prarandam tą sugebėjimą, atimam iš organizmo. Duoti vėl dalį, kad organizmas pats ieškotų, pasikrautų gamtos energiją, kad būtų stiprus, tas ir buvo ieškojimas kelias. Einšteinas, kalbėjau daug, energetinio rezonanso principas, Freudo dėsnis, kad pasąmonė neturi realybės indikatoriaus. Reiškia, jį priima visą įtaigiai pasakytą žodį, priima už tiesą ir įvykdo tą komandą. Ir jeigu tu teiksi, kad tu linksmas ir sveikas, tu sveikėsi ir stiprėsi. Bredikio graži mintis, mes gauname tai, ką pasiunčiame. Tai štai kiek daug minčių, daugiau ir nevardinsiu, bet tos visos mintis mane suformulavo tą ieškojimą į to mūsų kaip žmogaus pasikrauti, ieškoti, stiprinti savo energetiką. Ne? Kantas yra sakė, menas užkirsti ligoms vadinasi detektika, skirtingai nuo terapeutika, gydymo menas. Ne? Bredikis pavadino tai dieviškoji energija, ne? Deoenergija jo tai Bredikis ir 230 puslapį daugelį, kas tą knygą turite, ar ne, tą galite pažiūrėti. Tai ir aš pradėjau padarę sistemą, susisteminęs visą šitą ir dar ką ten neišvardinau, pradėjau taikyti pats savo. Aš ilgą laiką taikiau ir man padėjo nuraminti širdies spaudimą, kraujo spaudimą, širdies ritmą atstatyti, energiją, norą džiaugtis gyvenimu, norą kurti, norą dabar kalbėti su jumis. Taip, energijos pasikrovimas duoda, energija duoda viską, visą esybę. Taip. Ir tai pavadinau galimybės iš begalybės. Yra du variantai, reiškia, pirmas pratybų vadinasi gamtos, dangaus, energijos priėmimo, sveikatingumo pratybos, gamtos, dangaus.
iš gamtos ir dangaus, kaip priimti, ar ne? Ir yra, ten mano yra darbo planas, www.3žvaigždutės.lt, skirelėje galimybės iš begalybės yra mano darbo planas, yra tas grafikas, ta Laos siūnė, kurią aš ir tobulinau, ir paaiškinimai yra, bet tie paaiškinimai tai yra mano darbo planui, aš jų nešifruoju, aš įsitikinau, jeigu aš pusę pasakau, pusiau, aš negaliu dabar, sakykime, dabar per mūsų 10 minučių išdėstyti ten ir tada, jeigu aš tik pusinis pasakymus, kaip Rodėnas niekad nerodė skulptūrų nebaigtų, ar ne, tai jos tik gali sugadinti. Todėl aš duodu tik schematinį ten, turinį duodu, schema yra. Ir žmogus, sakykime, Andersenas, jis neturėjo pinigų, reiškia, į teatrą nueiti, atvažiuoja į teatrą, sakykime, Odense, ir jis skaito tą plakatą, skaito tą, kas parašyta plakate, nupiešta, ir kūrė pats spektaklį. Va tą aš siūlau ir jums, ar ne? Yra schema, yra turinys, galit norėti, žavėtis, tobulinti, kurti. Tai yra vienas iš gerų kelių. Antras kelias yra, galit man paskambinti, aš truputėlį paaiškinsiu, arba galite suregistruoti ir pas mane praves visą pratybą, tada visą sistemą, ne? Prašau, bet turi žmogus, kad kalbėti, kiekvieną darbą jis turi eiti ne į kambarį, o prieš kambarį. Jis turi būti nusiteikęs, savyje, atitrūkęs nuo ten, man dažnai prisijungia prie seminarų, išjungia kameras, kadangi kažką ten virtuvėje daro. Ne, jeigu tu skambini, tu klausi, tu turi būti nusiteikęs ir aš turiu būti nusiteikęs. Ir aš turiu pajausti, kad jis supranta mano mintis. Taip. Tai va, jie skirta tai darbui, taip. Taip, antras mūsų, reiškia, pratybų variantas yra vidinės dangaus sveikatingumo pratybos. Šitą raktą, šitą vidinę žmogaus man davė būtent Jono Evangelija. Jonos Evangelijos vienas sakinys. Ta diena, aš skaitau tą sakinį, tą dieną jūs suprasite, kad aš esu tėve ir jūs manyje ir aš jumyse. Įsigilinkim. Reiškia, kad Dievas yra mumyse, dieviškumo, bendrau su ta dieviškumo energija, bendrau su to dieviškų kelių, ieškoti to dieviško kelią savyje. Dvigubas ten būtų išorinė, čia vidinis ir sujungti. Ir kiek aš jau bendravau, kiek man teko su seminaru, tų pratybomis dalintis, tikrai žmonės užsidega ir jie pajaučia tikrai tą kelią. Dalis ne. Už tai ir reikia, kad priimtų, kad rezonuotų, kaip Einšteino rezonanso principu, kad rezonuotų. Taip. Visi įsidega tą ieškojimo energetiką. Aš taip pat užsidegęs yra. Bet aš jau kiek laiko darau, bet aš kiekvieną dieną tobulinu. Čia yra naujas žingsnelis, tai yra džiaugsmas, kad tu nepasiduodi ten, sakykime, lygai, juodai nuotaikai, karo ten baimiai, nepasiduodi, o tu darai kažką, nors kažką darydamas, tu jautiesi šeimininkas, tu valdovas ar vadovas, nors dalinai to gyvenimo. O ne ten kažkokio, kad tave neša ten upė ir kur nuneš su to karo baimėm ir taip toliau su sveikatos, ar tabletė padės ar nepadės. Taip, yra dar viena tema, vaistų energija ir plus šito dviejų principų energija. Sujungti tai kartu, ar ne? Ieškokim, miela bendrauti, miela atrasti naujus principus. Tas ieškojimas yra džiaugsmas ir jūs linkiu. Dar kartą sakau, peržiūrėkite, atsidarykite mūsų svetainę www.3žvaigždutės.lt, skirelis galimybės iš begalybės. Galimybių mes turim daug, mes turim galimybių visi. Ieškokim, bendraukim, nenustokim. Iki 100 metų ieškokim. Turim būti jaunatviškai, nei siela nesensta. Sėkmės, iki susitikimų.